Labas. Labas, sakau tau, prisijungus prie šito video, kuriame dalinsiuosi apie žingsnius kitam skyrių gyvenime. Kada turi degantį troškimą ir supratimą, kad nebenori būti sename ir nori augti į naują skyrių. Palauksiu, kol prisijungs kas nors prie mūsų, matysiu, kad esat prisijungę, matysiu, žinosiu, kad esu laive. Ar ne, žinosiu, kad teisingoje vietoje, tai aš truputėlį pasižiūrėsiu, ar esu. O taip, matomės mes čia, gal biški per daug, ar ne? Ir pažiūrėsim, koks šitas mūsų vaizdas ir tuomet šiandieną panersiu šitą temą. Turiu šiek tiek laiko šitą trečiadienį, netikėtai, šitą trečiadienio vakarą ir iš tikrųjų noriu pakalbėti labai svarbią temą. Svarbia tema, todėl kad labai jaučiu daugelį klienčių, su kuriomis dirbu, šitą temą, moterų, kurios ateina pas mane, atneša šitą temą apie jausmą, kad jos yra pasirengusios naujam skyriui savo gyvenime, savo veiklose ar gyvenimuose, savirealizacijos ar finansuose, nesvarbu. Tai yra apie naują skyrių tavo troškimų, tavo svajonių. Šį kartą kalbu bet kuriom moterim, kurios esat pažengusios savęs suvokime, savęs ieškojime, savęs tyrinėjime, daug metų praleidusios, jaučiatės užaugusios, stiprios ir galingos ir jaučiat, kad yra poreikis gilesniai transformacijai, perkūrimui ir inovacijai. Reiškia, nori kažko naujo savo gyvenime. Šiandieną pasidalinsiu keletą žingsnių apie tai. Tai gali būti, kaip sakiau, nesvarbu, kurioj tu esi srityje, nesvarbu, kuom tu užsiemi šiuo metu gyvenime, ar tu turi svajonę save realizuoti per savo karjerą, per savo veiklą ar verslą, ar tu kitaip save realizuoji. Tiesiog tu supranti, ar ne, naujo skyrio. Ir svarbiausia yra tas momentas, kad tu turi degantį troškimą. Kada dažnai moteris įvardina tą momentą, kaip tai gali atrodyti tavo gyvenime. Gali atrodyti taip, kad tu tarsi pradirbai daug. Reiškia, mokėsi, augai, galbūt ėjai su dvasiniais mokytojais, sąmoningumo mokymais, knygomis, galbūt savarankiškai. Ir jauti, kad yra laikas kažkam kitam, tačiau tai, į ką tu esi parstumiama, partraukiama, yra senas gyvenimas. Nepaisant to, kad ar ne mokėsi, studijavai ir vystėsi viduje, tai, ką tu patiri savo aplinkybėse, savo gyvenime, savo kasdienybėje, kai ryte atsikeli, iš lovos pabundi ir žiūri ir matai tos pačius baldus, tos pačios sienas, žinai, kad reikės pasirūpinti tom atsakomybėm, kurios tavęs laukia. Matai gyvenimas, kuris tavęs laukia. Ir kartais jisai jaučiasi tau per senas, palyginti su tuo, ko tu tapai. Palyginti su pojūčiu, tu galėjai ir jaustis visiškai nauja ir kitokia ir matyti žmonės, kurie yra sename, ten, kur tavo senoji tapatybė, senoji versija buvo, ar gali jaustis, kodėl tas yra toks nesuderinamumas tavo vidiniam pojūčiai naujumo, bet išorė dar to nerodo, ar ne? Ir tada tu nori atsirasti kažkur kitur, kur tu žinai, ką tu turi būti. Ar ne, jeigu tai yra veikla, gal tai būtų nauji klientai, jeigu tai yra verslas, galbūt tai yra naujos pajamos, gal tai yra didesnis matomumas, gal tai apskritai yra kita vieta, kur tu jauti, kad tu myli daryti tai, ką tu darai ir jautiesi pagaliau laisva savimi,
laisva savyje, laisva būti savimi, laisva save išreikšti. Gali būti toksai variantas, kaip sakau, kad sugrįžti tarsi į seną ir sprendi savo, galvoji, kodėl tu vis esi parstumiama į seną. Ir galvoji apie tai, kaip išeiti tau iš to seno. Tai aš šiandien, jeigu taip jautiesi ir panašiai jautiesi, šiandien būtent kalbėsiu apie žingsnius. Ir labai kviečiu tave praleisti keletą akimirkų su manimi, nes manau, kad atrasi labai svarbių žingsnių savo, koordinačių apie tai, kaip naviguoti. Ir galbūt ne to, ko negirdėjai, o galbūt tiesiog patvirtins tai, apie ką jau svarstėjai arba turėjai kažkokias užuominas savo. Gali būti, kad tu, pavyzdžiui, dirbi karjeroje, bet ta karjera tavęs nebetenkina, tačiau nežinai kito būdo, nežinai, ką kito norėtum daryti, bet žinai, kad nebenori tenai būti ir kad tas skyrius yra užbaigtas. Gali būti kitas variantas, kur su finansai susiję, kur galbūt tu jautiesi ilgą laiką priklausoma, maitinama tavo artimų žmonių, tavo partnerio, tavo sutuoktinio ir galiausiai nori tu pati savarankiškai gebėti generuoti pajamas, kurių tu trokšti. Čia yra dar vienas momentas, kad moteris, kurios ateina pas mane, jos sako, kad tai net nebėra apie tai, kad aš noriu, bet tai yra apie tai, kad daugiau niekas nebesprendžia už tave. Daugiau niekas tarsi, kas anksčiau tave remdavo, gali būti taip, kad tu jauti, kad tai baigėsi ta parama. Gali būti, kad tu pati jauti, kad laikas tai paramai finansiniai užsibaigti. Ir ar ne tai, kad užsibaigti, bet kad tu turi šalia, pavyzdžiui, galbūt kaip greta šaltinį pajamų pati kurti savo pajamas. Ir gali būti toks momentas, kada tai nutrūksta. Nutrūksta tavo mamos, tėčio tiekimas tau finansų, nutrūksta darbas, nutrūksta dar kažkokie kiti šaltiniai pajamų ir tu esi kviečiama į kitą skyrių. Ir tu nori to kito skyriaus. Ar jautiesi panašiai? Leiskit žinoti, kas prie manęs prisijungiat. Matau, kad kažkas žiūri. Tai jeigu jautiesi panašiai, aš noriu pasidalinti su tavimi keletą momentų, keletą skyrių, keletą žingsnių konkrečių ir praktiškų, į ką reikėtų žiūrėti tuo metu. Ir visų pirma, kada klientas ateina pas mane, žinoma, kada turi naują skyrių gyvenime galvoje ir įsivaizdavime ar svajonėse ir troškimuose, jos turi tą įprastą įsivaizdavimą, kad tai yra į išorę nukreiptas judėjimas. Reiškia, tu tiesiog turi daryti daugiau veiksmų, imtis daugiau veiksmų, daugiau daryti į išorę veiksmų. Tačiau taip pat tu gali atrasti save toj momente, kad tu darai į išorę veiksmus, tačiau tie veiksmai neatneša rezultato, tu turi tos pačius senus rezultatus. Ir aplinkui tave ta pati sena realybė ir aplinkybės. Tada tu pradedi klausti savęs, tai kodėl, nors tu imiesi veiksmų į išorę, nors tu nesėdi vietoj, nors tu bandai veikti ir keisti tai, tačiau niekas nesikeičia. Tai pirmasis didysis suvokimas, pirmasis didysis žingsnis, kuris turi įvykti, yra tas, kad tam, kad pasikeistų išorė, turi pasikeisti viduje. Todėl rekomendacija mano klientėms ir moterims, kurios pradeda save spausti ir forsuoti, kad norėdamos žūtbūt sukurti tos išorinius rezultatus ar savo finansuose, ar versle, ar klientuose, ar gyvenimo būde, kad aš sakau, darbas yra visų pirma viduje.
Daug mano klienčių taip pat turi šitą momentą, kada jos tikisi, kad atėjusios ir dirbdamos kartu su manimi mes pradėsim eiti strategijas ir kažkokius tai praktinius žingsnius ir formulės ir žingsnius, tačiau ne visos yra pasiruošusios keliauti tenai. Aš pasitinku savo klientės ten, kur jos yra. Ir pirmas momentas yra tas, kad tai nėra apie formulės, žingsnius ir strategijas išorinės. Ir kada mano klientė sako, žinai, Viktorija, aš dar praėjo keli mėnesiai mentorystės, bet nematau rezultatų išoriai. Todėl, kad arba, pavyzdžiui, kitas variantas, dauguma mano klienčių perėjusios 6 mėnesių mentorystę arba darbą trumpesnį su manimi programuose, kurias aš siūlau, jos pradeda matyti apraiškas pokyčių išoriniam savo gyvenime po mėnesio, po 2, todėl kad mes sukuriame dizainą tavo kitam skyriui viduje. Tai yra tvarkomės viduje. Tai pirmasis žingsnis yra, ir čia yra formulė, čia yra visuotinis dėsnis, viskas, kas yra materializuojama ir pavirsta forma, yra sukuriama 2 kartus. Visų pirma, dvasiniam energetiniam lygmenyje, antrą kartą fiziniam, materialiam lygmenyje. Todėl, kad sukurtumėm kažką fizikoje, mes visų pirma turim keliauti į vidų, vietoj to, kad keliautumėm į išorę. Ar taip, ar ne? Tai va tas momentas, kad visų pirma keliaujam į vidų ir keičiam, dirbam viduje. Tai reiškia, kad reikalinga pakankamai laiko praleisti, atsiduoti tam vidiniam darbui. Ir tada, kada mes praleidžiam laiko viduje, tada mes galim tikėtis, kad išorė seks paskui vidų. Nes viskas, kas sukuriamas pokytis, transformacija viduje, jinai neišvengiamai reflektuojasi išoriai. Tai pirmasis žingsnis, einam vietoj į išorę, einam į vidų. Antrasis žingsnis, moteris, kurios klausotės ir norit pakeisti savo realybę ir atsisveikinti su sena patirtimi ir norit turėti naujos patirties, tai antras žingsnis, į kurią aš vedu savo klientes, yra būtent tas, kad į įsivaizdavimą mes einam į vizualizaciją, jausminį, dimensinį jausminį susijungimą su kito skyriaus savimi ir gyvenimo kokybę, kurią mes norim gyventi. Taip pat su savo lyderystės kokybė, jeigu tu esi moteris versle, ar vadovė, ar užimi kažkokias pareigas, kur tu vedi žmonės aplinkui save, ar tu būtum asmeninės saviugdos mentorė, ar coacherė, ar ekspertė, ar kokia vedlė, jeigu tu nori, kad tavo gyvenimas pasikeistų, tai yra tas momentas, kad visų pirma mes einam į jausmišką, čia yra manifestacijos dėsnis, kad visų pirma mes turim pajausti, nes nebūtinai vizualizacija yra, kad aš turiu matyti. Kitos mano klientės ateina, sako, Viktorija, jeigu aš matau kažką, tai dažniausiai yra paremta tuo, ką aš jau mačiau, nes dažniausiai tai vizualizacija, mūsų protas kuria paveiksliukus iš to, ką jisai matė kažkur tai, bet esmė yra susijungti per jausminę būseną. Tai yra, kada tu susijungi su tuo, ko tu nori būti, su tuo, ką tu nori daryti, su tuo, kaip tai turi jaustis, su tuo, kaip tai turi jaustis ta tavo gyvenimo kokybė. Todėl antras žingsnis yra būtent eiti ir išjausti tą, ką tu nori sukurti kitam skyriui. Ir čia yra labai svarbu, nes vėlgi, kai tu įsivaizduoji, pavyzdžiui, tą moterį, sakykime, tu esi mentorė, coacherė, ar transformacinė ekspertė, arba savo klinikos, ar organizacijos, ar įmonės vadovė, ir tu svajoji generuoti tam tikras pajamas, tai klausimas yra, kaip atrodo ta tavo versija, kuri generuoja tas pajamas, ar ne?
kokį ritmą jinai turi. Ir kada aš vedu savo klientas, aš vedu būtent į šitą daugiau patirti tai ir daugiau tai atrasti ir suprasti, kodėl tai svarbu. Todėl, kad tu nori pradėti veikti kaip jinai ir kuo daugiau tu veiki kaip jinai, tuo greičiau, paprasčiau ir lengviau tavo kasdienybė pavirsta į tą tavo vizijos versiją, į tą tavo įsivaizduojamą, trokštamą skyrių gyvenime. Tai jeigu tu įsivaizduoji, kad tu esi moteris, kuri generuoja tam tikrus skaičiaus figūros, pajamas arba turi tam tikrą įtaką, ką ta moteris daro ir ar tu esi ta moteris. Jeigu tai yra apie santykius, pavyzdžiui, ir nepaprastas dalykas, žmonės sako, atneštas irgi vėlgi mano vienos klientės teiginys, kad aš noriu daugiau nuoširdžių ir tikrų santykių aplink save, bet susitinku su kaukėmis išoriai. Tai momentas tas yra, kad mes pritraukiam pagal vibraciją, kuriuo mes vibruojam. Reiškia, jeigu aš noriu, kad mane suptų autentiški santykiai, aš turiu visų pirma pati būti tuo. Tai klausimas, ar aš esu tuo žmogumi ar ne, kuriuo aš noriu būti, ar aš esu tą patirtį generuoti ar ne ir jaustis taip. Tai čia antrasis žingsnis yra eiti į jausminę momentą. Kas su manim yra, leiskit man žinoti, kas esat su manimi ar su manim dar tebesat. Oi, kaip būtų gerai išgirsti iš jūsų, leiskit žinoti, parašykit, iš kur jungiatės, kokie jūsų vardai, ar mes esam pažįstamos, ar jūs esat naujokai, nes jeigu esat naujokės, tai noriu pasveikinti, sustabdysiu ir tiesiog prisistatysiu, kad mano vardas yra Viktorija Sage ir aš esu mentorė moteriams, lyderiams, natūralioms lyderiams, tos moteriams, kurios nori gyventi savo aukštesnę misiją per savo karjerą arba verslą ar veiklą, tuo pačiu gyvendama savo gyvenimą savo sąlygomis. Tai yra taip, kad tau nereikėtų kompromituoti savo moteriškos prigimties, savo vertybių ir savo širdies troškimo. Ir einu atgal prie trečio žingsnio, kada tu nori gyventi tą kitą skyrių savo gyvenime. Tai trečias žingsnis būtent yra, kada tu žinai jausmiškai kaip ta moteris, tu nori jaustis. Tai yra ir ypač dabar, kas mane klausotės arba klausysitės įrašo, ypač dabar kolektyviai, prieš naujus metus, tai yra apie praaugtų dalykų paleidimą, užbaigimą. Dirbdama ne kasdien, bet su savo privačiom klientam, su savo grupiniam klientam, aš stebiu vieną dalyką, kuris būtinas. Ir gal tu jau net ir tai pastebėjai pati. Nes tikrai ne viena iš moterų, su kuriomis bendravau paskutiniu metu, jos pačios tai suvokia sesijose kartu su manimi, kad sena turi mirti. Sena tavo tapatybės dalis turi mirti. Tai reiškia, kad sena tavo maža mergaitė ne tai, kad turi mirti, bet jinai nebegali valdyti tavo gyvenimo. Ypač toms moteriams, kurios jaučiat, kad nebenorit, kad kiti jums nurodinėtų, pasakinėtų, įtakotų jūsų gyvenimą, kontroliuotų jūsų gyvenimą, duotų jums tai, ko jūs nenorite, o jūs norite kitų dalykų, o jūs gaunate tik tai, ką gaunate, tai reiškia ne pagal savo sąlygas, vadinasi, veikia maža mergaitė. Ir šita maža mergaitė turi augti. Reiškia, yra sąmonės tavo aspektas, dalis, kuri yra praukta. Ir tu turi išaugti iš jos ir užbaigti dalykus. Tada, kai tavo maža mergaitė turi emocinius tantrumus. Ir tada, kada jinai spardosi ir šaukia ir priešinas ir sako, aš nenoriu. Arba jinai gali sakyti, aš noriu geros mamos, aš noriu šiltos motiniškos mentorės, aš noriu, kad mane globotų, čiučiuotų, liuliuotų. Tai tau nepasitarnaus, todėl kad tu turi užauginti savo
mergaitę, per savo suaugusią save ir pasakyti, kad tai yra užbaigta, tam, kad galėtų atsiskleisti tavo didžioji tu, tam, kad tavo pilnoji lyderė, magnetiška lyderė, suvereni, nepriklausoma, galinti, gebanti, įtakojanti lyderė galėtų atsiskleisti savo pilnatvėje, tavo mažoji dalis nebegali vesti tavo gyvenimo. Čia yra skaudus momentas, skaudus taškas, į kurį duriu. Aš tai žinau, aš tai suvokiu, bet esu ta mentorė, kuri nušviečiu didelį paveikslą ir nušviečiu aklavietės, kurias reikia išvalyti ir kurios turi būti integruotos. Tai tą darau, kad ir kaip skaudu mano moterims yra. Ir žinau, kas tas yra, nes ir pati einu šitą patį kelią ir nesu kitam kelyje, negu jūs esate, ar ne? Esu tam pačiam augimo kelyje. Tai vadinasi, mergaitė, trečias žingsnis turi baigti savo tantrumus, todėl kad jeigu tu svajoji apie moterį, kuri generuoja tam tikras pajamas ir daro įtaką čia ir kuria pokytį pasaulyje per savo kažkokius talentus arba yra nepriklausoma, tai tas momentas yra, kad kaip ta lyderė ves tą pasaulį arba tą pokytį, jeigu jinai yra mergaitė, kuri turi tantrumus ir sako, kad aš nenoriu ir vartosi ant grindų ir sako, aš neisiu ir nedarysiu. Tai čia aš vedu giliau savo moters procese, kaip tai harmoningai integruoti, taip, kad neskaudėtų, o kaip tai grakščiai ir brandžiai integruoti, su branda tą savo moterišką aspektą, kuris yra mažesnis ir kuris gali iš tikrųjų stovėti pakeliui tau į kitą skyrių gyvenime. Širdys, dar vienas žingsnis, koksai yra, ar dar tebesat su manimi, ar dar turit kantrybę su manimi išgirsti. Koksai dar vienas žingsnis, leiskit man žinoti, kaip tai jaučiasi ir ar suvokia, ar ne, kur ta mergaitė tavy pasireiškia, nes čia žinoma reikia atrasti savo, kur ta mūsų mergaitė veikia ir kaip jinai veikia. Ir kiekviena mergaitė gali veikti visai skirtingai kiekvienai moteriai. Ir ketvirtas, aišku, žingsnis tai yra apie pasirengimą būti tuo, reiškia, ar aš esu pasirengusi toliau daryti tai, ko reikia, kad būčiau ta moterimi išmintinga, turtinga, laisva, ar gyvenimo būdą tam tikrą gyvenanti, arba mylinti, arba prisidedanti, arba save realizuojanti, arba kurianti tą įtaką. Ar aš esu pasirengusi daryti visą tai, ko reikia, kad tai būčiau. Ir čia yra gilesnis įsipareigojimas tapti tuo, kas gali būti per tokius momentus, kaip save valdyti, gebėti save valdyti. Mentorystėse su manimi moteris gauna asmeninio meistriškumo praktikas. Tai yra dalykus, kuriuos mes galim kontroliuoti. Kaip valdyti savo emocijas, kaip valdyti savo mintis, kaip valdyti save pačią, chaose, strese, isterijuose, nerime, jaudulyje. Tai yra labai svarbu, kai tu vedi veiklą, o čia vyksta visokie dalykai ir jeigu mes negalim savęs valdyti, tai mes negalim valdyti savo veiklos į priekį, jinai yra nevaldoma, nes mes nesugebam būti savo centre, savo galioj. Tai aš vedu klientes būtent į tą savęs meistriškumą, reiškia į savęs valdymo gebėjimą, kas padeda tau su aiškiu, švariu ir ramiu protu veikti savo veikloje, priimti sprendimus ir nesiparinti ir neforsuoti, kas ir nesukurs tau gerų rezultatų, tik tai perkurs seną. Tai aš vedu klientas į asmeninio meistriškumo pažangą, reiškia, kaip augti ir pažengti savimeistriškume. Ar ne? Ir kitas momentas tas, ar aš esu
įsipareigojusi ir pasirengusi daryti tai, ką reikia, tai yra apie taip pat dviejų polių balansą. Nes tai yra gebėti stovėti ant dviejų kojų tvirtai ant žemės. Jeigu tu nori naują skyrių gyventi savo veikloje, gyvenime, gali būti, kad tu iki šiol gyvenai tokį turėjai disbalansą, pavyzdžiui, tavo viena koja buvo perdėtai vyriška, labai aktyvi, intensyvi, arba kita koja buvo perdėtai moteriška. Ir reikia suvesti ir atsistoti, įkūnyti brandų savo troškimo ekspresiją, brandžią savo troškimo išraišką. Tai reiškia būti tuo asmeniu pilnai, būti tuo žmogumi pilnai. Tai yra apie dalį, žinoma, vyriškos, reiškia, tai yra apie pavertimą to į materiją. Reiškia, kaip aš dabar ištransliuosiu tą, ką aš noriu sukurti į praktiką, į realybę, ar ne, kad tai būtų apčiuopiama. Tai tas momentas yra apie tai, kad reikalinga vyriška dalį, kuri vyriška dalis yra, reiškia, aš prisiimu atsakomybę, aš darysiu sprendimus, aš imsiu, veiksiu ir darysiu tam tikrus dalykus. Sustatysiu struktūras, sistemas reikalingas tam klėstėjimui, tam lygmeniui. Moteriška dalis yra ta, kad jinai yra lanksti ir jinai gali nežinoti tą, ką reikia padaryti, bet jinai atsiduoda tekėti ir būti išraiška kažkam didesniam, ko jos protas net nežino. Jinai yra transliatorė, ištransliuoja savo sielos išmintį, savo sielos dovaną, savo gebėjimus, savo balsą. Ir reikia būti darnoje tarp to, ar ne, reiškia, kaip tu gali būti balansą tame abiejų polių sandūroj ir priimti sprendimus, daryti praktinius dalykus savo gyvenime ir tuo pačiu, kaip tu gali atsiduoti ir leisti pasireikšti tam, kas nori per tave pasireikšti. Čia yra moteriškas gebėjimas. Ir aš vedu savo klientės vėlgi į harmoniją, kaip mes atidarom tą prieigą prie savo dovanų transliacijos, nes yra moteriškai dalį, gali būti nesaugumas. Tavo dovanos, kad pasireikštų, tu turi sukurti tam tikras struktūras, kurios jas rems. Ir daug mano klienčių šiandieną, kurios yra lyderės ir transliuoja savo dovanas ir daro savo įtaką, tai nėra šiaip sau, tai yra todėl, kad mes dirbome per žingsnius ir vedėm tą sukūrimą joms saugaus lauko per specialias praktikas, kurias aš joms suteikiu. Ir tai iš esmės yra apie tai, kad visa tai yra įžeminta didesniam dalyke. Tai yra įžeminta gražiuose, tikruose dalykuose, kuriuos mes turim čia ištransliuoti. Tai reiškia, protas to gali nežinoti. Vien tik strategijos ir loginiai dalykai, kaip mano vakar klientės sako, man coachingas vien neveikia. Coachingas yra mąstymos ir veiksmas, tai yra grinai vyriškas būdas asmeninės transformacijos. Būdas, kaip aš vedu, yra kitoks, todėl kad aš įtraukiu kitus tavo dalykus ir tikiu, kad tai yra apie gilesnį tavo sielos esmės įsikūnijimą visų pirma. Tai yra apie tavo atsidavimą, tavo aistrai, tavo būčiai, tavo talentui, tavo išminčiai, darbui, kurį tu čia darai. Ir va šitas dalykas irgi yra paremtas darbe su manimi, mentorystės su manimi, tai yra apie tai, kad tu turėtum pakankamai energijos, pakankamai motivacijos, pakankamai drąsos, pakankamai ryžto gyventi tą, ką tu nori gyventi. Būti ir kurti ir daryti visą tai, ko reikia, kad sukurtum tą gyvenimo būdą ir tą gyvenimo stilių ir tą įtaką ir taptum tą moterimi, kuria tu nori būti. Ar tą įtaką maitinančią kurti pasaulyje.
Ne, tai va šitie momentai yra labai labai svarbus, kuriuos aš šiandien pasakiau. Reiškia, kalbėjau apie kelis žingsnius. Tai pirmas momentas, reiškia, yra tas, kad iš išorės eiti į vidų. Antras momentas yra tas, kad turi visų pirma susijungti su jausmu, ko tu nori, kaip tu nori jaustis. Trečias momentas yra tas, kada tu susijungi su ta moterim, kur gyvena ta realybė, yra tas, kad tu turi leisti senai tavo daliai, mažai tavo daliai, kuri valdė kitur tavo gyvenimą, numirti, reiškia, jai užbaigti tantrumus, užbaigti visos to dalykus, pasakyti kaip suaugusi moteris, vesti savo gyvenimą į kitą skyrių ir žinoti, kaip tai padaryti taip, kad suveiktų, todėl kad jeigu padarysit klaidingai, tai jūs sukursit daugiau pasipriešinimo. Jūs turėsit daugiau buksavimos, jūsų vidinė mergaitė dar labiau buksuosis. Tai yra reikalingas iš tikrųjų įžvalga ir atidumas, rūpestingumas ir žinojimas, kaip naviguoti per tuos savo vidinius blokus ir pasipriešinimus. Tai yra būtent tą, ką mokau savo klientes ir jos tuomet moko savo klientes, tarp kitko. Ir ketvirtas žingsnis yra tas, kada iš tikrųjų yra savęs valdymas, reiškia valdyti save, gebėti valdyti emocijas, mintis, gebėti valdyti savo veiksmo, ėmimasi praktinius dalykus ir gebėti būti lankščiai procese ir leisti tam, kas nori ateiti per tave. Ir kad tai yra laikas, ar ne? Aš kalbu būtent moteris apie tai, kad naujas skyrius šviečiasi, jeigu tu jautiesi kviečiama į naują skyrių, tai tu jauti šitą skambutį ne veltui, todėl kad mes visi būsim savo laiku pakviesti į tą naują skyrių, nes mes matom, kad pasaulis keičiasi, mes matom, kad pasaulyje dalykai keičiasi, sistemos senos išpraauga, seni dalykai miršta, kaip miršta išoriam pasaulyje, taip miršta ir tavyje. Tu turi žinoti, kas tavyje turi būti pasirengę numirti tam, kad galėtum gyventi tą versiją gyvenimo ir savęs, ir savirealizacijos, ir klestėjimo tokio, kokio tu iš tikrųjų trokšti. Ar ne? Tai yra iš tikrųjų apie tai, kad mes esam čia padaryti didelius dalykus, svarbius dalykus, mes esam čia įgyvendinti savo misiją, savo tikslus, prasmę, kodėl tu čia esi. Ir tai neįmanoma, einant vien tik tai išorę. Turi leistis į vidų ir atlikti pakankamai ilgai, prabūti tenais tam, kad sukurtum dizainą to naujo skyrio, kurį tu įgyvendinsi toliau. Tai kalbu apie tai todėl, kad turiu keletą pasiūlymų tom moterim, kurios jaučiat, kad esat pasirengusios naujam skyriui savo gyvenime ir ieškote palankios ir teisingos terpės ir vedimo ir paramos, kad tai galėtų atsiskleisti. Todėl, kad esu ta mentorė, kuri įgalinu individus ir asmenis jų pačių atsiskleidime. Tai reiškia, aš padedu tau atsiskleisti daugiau to, kas tu esi. Kaip tai darau, tai yra būtent per tą, ką sakiau, reiškia, paremiu tave atsiduoti tavo aistrai, tavo išminčiai, tavo dovanom, tavo talentum, tavo būčiai, tavo įkūnyti daugiau savęs. Visų pirma, turėti šitą būti, kurią tu atneši į savo darbą, į savo klientus, į aplinką, į savo santykius. Tai yra įgūdžiai, tai yra visa tai, ką tu atvedi į savo darbą, į savo santykius. Tai yra apie tave, apie tavo augimą, savo meistriškume ir gilėjimą savo unikalioj sielos esmėje. Ir antras dalykas, ką aš darau, tai remiu, jeigu moteris yra pasirengusios, jeigu jos turi omeny arba veda savo verslus ar veiklas, tai aš remiu būtent tuos verslus, struktūruoju juos pagal jų unikalią esmę, padedu tau susikurti savo struktūrą, kuri tave remtų čia daryti tą įtaką ir gyventi tą gyvenimo būdą, kurį tu nori gyventi, tau tinkamu būdu. Ir tuo pačiu šitas visas verslo
struktūra, jinai yra, taip kaip aš vedu, šita dalis yra atitinkanti dabartinius laikus ir mūsų ateities laikus. Tai yra giliai įžeminta brandžiuose dalykuose. Tai yra geruose, prasminguose dalykuose ir gilesniai dvasiniam resursuose. Kodėl tai yra reikalinga? Todėl, kad jeigu mes neturim šitų dviejų pamatų, kuriuos aš įvardinau čionais, tai yra savo būties ir giliau įžeminta prasmė to verslo veiklos, mes norim plėsti savo veiklose, mes norim į kitą skyrių daryti, mes norim augti, bet mes neturim pamatų, mes neturim maitinimo. Tai, ką aš remiu, yra sukurti tvirtus pamatus visų pirma, turėti ir, reiškia, formoje grožį, išraiškoje grožį. Tai yra apie precizišką komunikaciją tavo darbo, apie grožį ir tavo darbo formos grožį. Reiškia, visų pirma, sukuriam pamatus, tada sukuriam išraišką ir tada šita strategija įgyvendinimo, jinai eina iš vidaus į išorę ir į plotį. Tai kaip medis, kuris turi gilias šaknis ir tada ta strategija vyksta. Ir tu atsiskleidi, turėdama tuos pamatus savo darbe ir turėdama savo šaknis vidines. Tai yra būtent tas efektas, kurį gauna mano klientės. Ir aš šiandien labai norėjau tai iškomunikuoti, kad geriau suprastų moteris, kurios galbūt klausotės manęs, esat mano dabartinės klientės ir domitės ir nori suprasti dalykai, kaip veikia darbe, dirbant su manimi. Aš žinau, kad tai nėra kiekvienai moteriai ir nedaug kas ateina dirbti su manimi, nedirba masės, aš nedirbu su masėmis, aš dirbu su moterimis, kurios yra pažengusios sąmonė ir yra pažengusi šitam lygmeniui šito darbo. Tai yra dvasiškai brandos reikalauja šitas darbas, kad iš tikrųjų tu būtum ta lyderė, kurią tu nori būti savo gyvenime ir kad tu galėtum kurti tą įtaką, kurią tu nori čia kurti ir kad tu galėtum vesti tą verslą ir savo gyvenimą pagal savo sąlygas, ar ne? Tai šitas momentas yra apie tai, kad aš remu unikalų tavo atsiskleidimą ir kas atsiskleidžia, negaliu garantuoti. Ir kai moteris ateina ir pamato sutartyje, kur mano yra parašyta, kad aš negarantuoju tavo rezultatų, tai yra būtent todėl, kad tu gali atsiskleisti nuostabiausiu būdu, bet tam, kad tu atsiskleistum, tau yra reikalinga graži ir tinkama terpė. Tau yra reikalinga tinkama ir teisinga aplinka, kuri leidžia tau atsiskleisti tavo unikaliu būdu. Kai tu turi tą terpę, mes nežinom, kuo mes pavirsim. Tai yra kaip tu gimsti, kaip mano klientas, viena klientė yra davusi atsiliepimą apie tai, kad aš gimstu nauja savo versija, tampu tuo, ko atėjau būti, autentiška, spindinti aš, nebesužeista, nebe maža mergaitė, bet brandi moteris. Tai yra būtent apie tai, kad kai gimsti, kai esi kūdikis mamos gimdoj, mes nežinom, ką mes pagimdysim ar ne, mes tiesiog sudarom tinkamas sąlygas tam gimti. Tai vat yra būtent mentorystės laukas, kurį aš remiu, tai yra tau tinkamos sąlygos gimdyti save savo naujame skyriuje ir gimdyti tą naują skyrių tavo gyvenime, tavo verslo veiklos atsiskleidime. Ir jeigu tu esi pasirengusi, jeigu tai yra, kai tu klausaisi manęs, jauti rezonansą su manimi, atpažįsti kažkokiu lygmeniu, tai yra ne šiaip sau, nes mes turim tam tikrus turim tam tikrą bendrumą su tam tikrai žmonėmis ir mes susitinkam su jais tam tikru laiku, ne šiaip sau. Tai yra todėl, kad mes turim kažkokius susitarimus, tai yra sielų bendrystė, sielų draugystė, partnerystė. Tai jeigu tu atpažįsti, kad tai yra tai, ką tu ieškai,
tu ieškai augti į savo kitą skyrių gyvenime, ar kitą savirealizacijos visiškai būdą, galbūt tą patį būdą, bet nori labiau atsiskleisti kaip tu, ten, kur tu esi, jaustis brandžia, stipria, galinga, suverenia, nepriklausoma moterim, kuri gali kurti ir geba kurti gyvenimą pagal savo sąlygas, ne iš išorės, bet iš vidaus į išorę. Aš noriu tave pakviesti skambučių su manimi, kuris vadinasi vizijos strategijos pokalbis. Tai mes būtent pasižiūrėsime į tą tavo kitą skyrių gyvenime, ką tu nori čia sukurti, kas nori atsiskleisti per tave ir pažiūrėsim, kaip aš galiu paremti tave specifiškai, jeigu mes patirsim skambučio metu, kad mes esam tinkamas derinys. Tas tinkamas derinys yra būtinas tiek iš mano pusės, tiek iš tavo pusės. Ir aš dirbu tik tai su tom moterim, kurios yra tinkamas derinys šitam darbui. Ir taip pat, jeigu klausaisi manęs, tai aš turiu tau kvietimą vizijos strategijos pokalbiui, tai yra privatus darbas vieno su vienu. Galime eiti į 6 mėnesių mentorystę arba galiu pasiūlyti tau VIP dieną, tai yra būtent kitam skyriui mes galim eiti per tuos žingsnius, kuriuos išvardinau, į vizualizaciją, į jausmą, į plano sukūrimą, į strategijos sukūrimą, bet iš kitos vietos, ne tik tai per protą. Ir tai yra viskas, ką tau reikia padaryti, tiesiog susisiekti su manimi privačia žinute, parašyti, kad domiesi ir domina tave šitas mano pasiūlymas ir tada aš tau atsiųsiu sekančius žingsnius, mes suderinsim laiką mūsų pokalbiui. Neįpareigojantis, nemokamas, nieko neprarasi, bet gali labai daug vertės gauti iš to. Tai tikrai kviečiu, jeigu esi pasirengusi kurti tą naują skyrių ir žinai, kad tau reikia paramos tai transformacijai, perkūrimui ir inovacijai viduje ir savo veikloj ar karjeroj. Ir taip pat, moterys, aš turiu ir noriu išreikšti tą patį kvietimą būtent manifestacijos retrytui, kuris vyks gruodžio 2 dieną šeštadienį mano namuose, Giruliuose, Klaipėdoj. Jisai yra skirtas tik tai 4 moteriam, tik tai 4 intimi moterų grupė. Mes eisim būtent per tuos dalykus. Kurti kitą skyrių savo gyvenime. Tačiau neišsukimuose savo prote ir galvoj ir perkūrime senų rezultatų ir senų aplinkybių. Bet aš vesiu jūs būtent per tai, kaip susijungti su savo vizijos savimi, kuri realizuoja save, kaip susijungti su savo gilesne dvasinė savimi, kad galėtum turėti galios ir jėgos kurti iš vidaus. Aš vesiu per vidinę alchemiją, alchemizuojant tuos visus modelius, išskaitant vidinės mergaitės pasipriešinimą, kurie stovi pakeliui ir kliudo tavo judėjimą į priekį, kad būtum lanksti ir išreikštum tai, kas nori per tave ateiti. Tuomet mes eisim būtent į planų sudarimą, sukūrimą planų ir jų įgyvendinimą su savo kūnų ritmais darniu būdu. Tai yra vesiu per praktinės, kvantinės manifestacijos, sąmoningos kūrybos strategijas, kurias pati naudoju veikloje, tam, kad ir vedu savo klientės per, mano privačios klientės visos gauna šitos paslaptis manifestacijos, kurios leidžia kurti užtikrintus rezultatus, be savęs forsavimo ir sekinimo ir eikvojimo ir aukojimo procese. Gruodžio 2 dieną gali ateiti nuostabioj grupiai su kitom moterim. Nesvarbu, ar tu gyveni Klaipėdoj, ar tu gyveni kituose miestuose, gali atvažiuoti, gali praleisti laiką prie jūros ir iš tikrųjų turėti poilsį ir prasmingą laiką prieš naujus metus, susikurti savo naują skyrių iš giliai tavo širdies troškimuose, tavo vertybėse, tavo natūraliam ritme įžemintam būde ir aiškume ir proto ramybėje. Aš įdėsiu nuorodą šitam manifestacijos retrytui būtent po šito video komentare. Tai jeigu tai skamba tau, dar kartelį išklausysi,
šitą video, šitą laivą, galbūt kviečiu tave susisiekti privačia žinute, jeigu tave domina privatus darbas ir jeigu jauti sąskambį su šituo manifestacijos rytytų, tai yra VIP diena tik tai 4 moterim. Tai leidžia tau ypač sutaupyti investicijas, jeigu tai yra aktualu. Vienas dalykas, todėl kad VIP diena 1:1 yra didesnės investicijos. Čia galima dirbti su manimi asmeniškai ir gauti asmeninį coachingą ir paramą būtent darbe su 4 moteriam. Ir taip pat, moteris, aš noriu akcentuoti tai, kad tai yra kvietimas širdį įsicentrinusiom lyderiam, stipriom lyderiam, kur mes galim susitikti su savo vizionieriškais protais ir aptarti dalykus ir vieną kitą paremti, realizuoti tos dalykus, kuriuos mes čia atėjom įgyvendinti. Tai jeigu tai tau atliepia, skamba širdžiai, nori eksperimentuoti, jautiesi smalsi tame, jautiesi pasirengusi, būti paremta, būtinai užsiregistruok, nuorodai kelsiu būtent komentare po šito video. Tai tiek, brangiosios, linkiu jums gerai integruoti šitą laiką, augti, net jeigu yra diskomfortas, nes tai yra tam, ko mes atėjom. Ir yra žingsniai, kuriuos aš įvardinau čionais, kaip nebepatirti seno ir iš tikrųjų sukurti naujus rezultatus, tačiau brandžiu būdu. Tokiu būdu, kuris iš tikrųjų gali atsispindėti tavo išoriai kitaip. Reiškia, nes antraip mes galim tik tai būti sugrąžinami atgal į tą patį. Tai daug mano meilės jums ir sakau, pasimatysiu su tavimi, tikiuosi vizijos strategijos pokalbį arba manifestacijos retryte moteriams, vizionieriams gruodžio 2 dieną Klaipėdoj pas mane namuose. Labai laukiu jūs pasitikti, o visiems kitiems sakau iki pasimatymo ir kito karto. Iki.